Labas. Savo užrašams aš naudoju tokį appsą pavadinimu Notion. Jis yra labai lankstus, labai patogus, jame gali viską stebėti taip, kaip nori, pasidaryti visokių įdomių dalykų. Aš esu susidėjęs visus savo žiūrimus serialus kaip sąrašą ir esu susikūręs tokius laukus kaip serialo aprašymas, platforma, kurioje žiūriu, kada atsiranda naujas sezonas, įsidedu datą ir visą tai paprastai darydavau rankiniu būdu. Tiesiog pradedi žiūrėti serialą, įvedi jo pavadinimą, susirandi aprašymą, įsidedi nuorodą. Bet toks žymėjimas yra visai nepatogus, todėl pagalvojau, kad ir šitą dalyką aš galiu automatizuoti. Ir Notionas suteikia API-ų. Taip pat susiradau tinklalapį su serialų ir filmų aprašymais, kita informacija, kuri irgi taip pat suteikia API-ų ir sugalvojau visą tai sujungti, kad visi duomenys serialų sąraše man būtų atnaujinami automatiškai. Tai tuo ir parodysiu, kaip viską galime nesunkiai pasidaryti. Tai turiu va tokį sąrašą, čia yra serialo pavadinimas, čia yra jo statusas, žiūriu dabar, ar laukiu naujo sezono, ar jau pabaigtas serialas, platforma, kurioje tas serialas yra ir čia, kada išeina naujas sezonas langas. Taip pat dar įvertinu, ar patiko, kiek patiko ir nuorodą į jo aprašymą. Tai visą automatizavimą aš vėlgi darysiu su Pythonu ir pirmiausia, ko mums reikia, tai Notiono API-jaus rakto ir tinklalapio, kurį minėjau, kur yra visi filmo aprašymai, tai TVMaze. Tai šiuo atveju Notiono API-jus yra susikuriamas tiesiog užėjus į tinklalapį notion.so/myintegrations ir reikėtų susikurti tiesiog naują integraciją. Čia įvesti jos pavadinimą, paspausti submit ir iš karto bus matomas raktas. Aš šito nedarysiu, kadangi aš jau turiu susikūręs vieną projektą, naudosiu tą patį API raktą, tai čia pavadinimas kalendorius, apie jį greičiausiai papasakosiu kitą savaitę, kam aš jį naudoju. O tada susikūrus šitą API-jaus raktą galime eiti į TVMaze. Čia net nieko kurtis nereikia, nieko registruotis nereikia, tiesiog pasinaudoti šitomis nuorodomis ir daugiau nieko daryti nereikia. Taigi vėl visas automatizavimo šio kūrimas prasideda nuo reikalingų bibliotekų įsikėlimo. Tai šiuo atveju bibliotekų reikės ne tiek daug, kiek, sakykime, naudojau praeitą savaitę, tai reikės, tai naudoju tiesiog JSON, request, pandas, datatime ir praktiškai viskas. Šitie warningai reikalingi tik tam, kad man nemėtytų pranešimų apie baigiančius galioti bibliotekas ar kažkas tokio. Tai čia tiesiog toks įprasta profilaktika, kurią pasidarau kiekvieną kartą. Tai kitame žingsnėje mums reikia nusirodyti tokeną, kurį gauname Notion tinklalapyje. Ir taip pat mums bus reikalingas database ID, tos database, į kurią mes pildysim informaciją. Tai šiuo atveju database ID yra susirandamas atėjus čia, tada paspaudus šitos 3 taškus, nusikopijavus šitą nuorodą ir mano šios duomenbazės ID tai būtų šita dalis. Kita dalis yra nereikalinga. Tai ją aš nusikopijuosiu ir čia įsidėsiu. Aišku, tarp kabučių. Šito nebereikia. Ir ten įdėsiu tokeną, bet aišku, aš jo jums nerodysiu. Taip pat, ką dar reikia padaryti Notiono tinklalapyje ar programėlėje, tai nurodyti, kad šita integracija yra priskiriama, prijungiama prie šitos duomenų bazės. Tai reikia vėlgi ateiti čia, paspausti ant šitų 3 taškų, add connections ir čia susirasti tą savo integracijos pavadinimą. Tai aš jau esu ją pridėjęs kaip kalendorių, kaip ten tinklalapyje ir matėsi, ir tada tik tais viskas veikia. Jeigu čia neprijungsiu tos integracijos, tai prisijungimas per API-jų neveiks. Ir dabar jau, kai viskas padaryta, viskas paruošta, tai galima dirbti toliau. Tai pirmas žingsnis, kurį dabar padarysiu, tai prisijungsiu prie savo serialų lentos. Tai tam naudoju tokį kodą. Čia yra tiesiog nurodoma duombazė, prie kurios jungiasi. Ir tokenas, kurį gavau iš tinklalapio ir su tuo prisijungiu. Ir tada pasirenku aktualius matyti laukus, kuriuos noriu pasižiūrėti.
Galim pasižiūrėti, kokį rezultatą gaunam. Taip, tai visas sąrašas serialų. O šituos laukus pasirinkau tam, kad pagal pavadinimą galėčiau susirasti TV Maze duombazėje man reikalingus serialus, pridėti informaciją ir statusas bus reikalingas tam, kad vėliau atskirčiau visus žiūrimus serialus nuo tų, kur laukiu naujo sezono. Nes naujo sezono datą norėsiu pridėti tik tais tiems serialams, kuriems ir laukiu naujo sezono, o ne visiems, kad būtų pridėta bet kokia iš seniau esanti data. Kitame žingsnėje nusikopijuoju data frame, nes kartais filtruodamas, eksperimentuodamas aš jį sugadinu, tai kad nereikėtų kiekvieną kartą prasukinėti viso kodo, tai pasidarau kopiją, kad tik nuo šitos vietos būtų galima jį prasukinėti. TV Maze tinklalapyje radau nuorodą, kuri pagal serialo pavadinimą suranda serialo ID, kuris yra naudojamas jį surasti duombazėje. Ir tada pagal tą ID jau galima rasti serialo aprašymą ir visą kitą informaciją. Tai, kad tą ID dabar galėčiau prisidėti prie šito serialų sąrašo, tai reikės susikurti ciklą. Ir kad tą galėčiau padaryti, tai pirmiausia reikia šitą stulpelį su serialų pavadinimais iš Pandu data frame paversti į sąrašą. Tai tam yra naudojama tokia komanda. Ir taip pat nurodysiu, kad reikia sukurti naują stulpelį su show IDs, kad jis būtų užpildytas tais surastais ID numeriais. Ir tada naudosiu ciklą, kuris tiesiog eis per visą sąrašą serialų, susiras ID ir jį sukurs kaip naują stulpelį DF2 data frame. Ir dabar galim pažiūrėti, kas gavosi. Ir štai gautas rezultatas, kad kiekvienas serialas dabar turi savo ID. Kartais gali pasitaikyti, kad serialo nepavyks rasti, išmesiu tokius atvejus. Ir taip pat dar šitam stulpeliui ID suteiksiu skaitinį formatą. Kitame žingsnėje kursiu kitą ciklą, kuris jau suras reikiamą informaciją. Tai vėlgi naudosiu prieš tai sukurtą ID sąrašą. Jį vėl paversiu iš stulpelio į sąrašą. Tada man bus dar reikalingi stulpai naujų sezonų datos. Taip pat bus reikalingos nuorodos į serialą, trumpi aprašymai ir platforma, kurioje jisai rodomas. Visas ciklas, kuris surinks informaciją, tai yra toks. Ir taip pat galiausiai sukuriu stulpelius data frame. Galim paleisti, pasižiūrėti, kas gaunasi. Dabar galim pasižiūrėti, kas gavosi. Taip, tai pirmieji įrašai atrodo taip. Tai gaunam, kad šitie serialai yra iš Apple TV platformos. Turim trumpą aprašymą, turim sezonų datas, kada jie išleisti. Šiandien summary stulpelio niekur nenaudosiu, bet vėliau aš planuoju jį įdėti taip pat į lentelę, ten sukursiu kortelę ir jis bus atskirai įdėtas. Dabar galima išmesti turimus nereikalingus stulpelius, tai man dabar nebereikės event ID ir show ID. Dabar gauname tokią lentelę. Dabar pasidarysiu dvi kopijas šio data frame'o, nes, kaip ir minėjau prieš tai, Notion lentą norėsiu naujinti 2 kartus. Pirmiausiai naujinsiu visus esančius įrašus, pridėdamas serialo nuorodas ir aprašymus ir nurodydamas, kurioje platformoje jis yra. O paskui naujinsiu tik tuos serialus, kurių laukiu naujų sezonų. Ir jiems pridėsiu tik tais naujo sezono starto datą. Taigi pirmiausiai pasidarysiu sąrašą visiems serialams. Tai visų serialų atveju man nesvarbus bus stulpeliai laikotarpis, statusas ir išleidimo data. Ir taip pat man svarbu, kad liktų tik tie serialai, kurių informaciją galima rasti TV Maze duombazėje. Tai dėl to išmesiu tas eilutes, kur web channel yra null arba tuščia eilutė, kur nepavyko rasti ID TV Maze duombazėje.
Taip, tai lieka sąrašas toks. Ir čia dabar šis kodas, kuris pagal serialų pavadinimą įdės nuorodą ir platformos pavadinimą į serialų sąrašą. Tai pavyzdžiui, aš dabar galiu netgi ir susikurti naują serialą kokį nors. Esu žiūrėjęs tokį serialą Ozark, kurio dar nesu baigęs žiūrėti. Tai jį dabar jau turėtų ir surasti ir užpildyti. Aišku, kadangi jo dar nebuvau čia įvedęs, tai visą šitą skriptą reikės paleisti iš naujo. Taip, tai skriptas prasisuko iki šitos paskutinės dalies ir dabar ją paleidus turėtų atsirasti platforma ir nuoroda. Taip, tai turime platformą, turime nuorodą. Ir galima judėti toliau. Dabar analogiškai susitvarkysiu kitą data frame'ą, kuriame bus tik tais mano laukiami serialai. Taip, tai šiuo atveju iš mano viso sąrašo pasilieku tik tais tuos serialus, kur statusas yra laukia naujo sezono. Išmetu tuos atvejus, kur nėra rasti TV Maze duombazėje. Taip pat tuos atvejus, kur dar nėra žinoma naujo sezono data. Taip pat išmetu nereikalingus stulpelius, tai laikotarpis, statusas, URL ir platforma, nes šita informacija jau yra pridėta. Premier date suteikiu datos formatą ir pasilieku tik tais tas datas, kurios bus nuo šiandien ateityje. Tai yra, kad nebūtų pridedamos jau praėjusių sezonų datos, nes man jos yra neįdomios. Noriu žinoti tik tais tų serialų datas, kurios bus ateityje. Tai šiuo atveju yra 2 serialai, For All Mankind ir Slow Horses. Ir dabar panaudodamas jau šį kodą viską vėl patikrinsiu ir sukelsiu rastas datas į serialų sąrašo lentą. Taip, tai atsirado 2 datos, Slow Horses ir For All Mankind, tai vienas serialas bus lapkričio 10, kitas gruodžio 1. Tai dabar belieka tik tai šitą skriptą eksportuoti, įkelti į Zycron programą, kad skriptas būtų leidžiamas nustatytum laiku. Aš nustačiau, kad jis būtų leidžiamas man kiekvieną valandą, nes jokių limitų aš kreipimus į API-jus neviršysiu. Tai kas valandą tikrai nebus per daug ir bus gan patogu, nes bet kada įvedus serialą greitai apie jį gausiu ir visą man reikalingą informaciją. O šiam kartui tiek ir iki.